Kažkaip tai man atrodo, kad visiems šitas projektas yra sudėtingesnis, toks subtilesnis. Taip grubiai nesijaučia taip stipriai grubiai kaip kiti projektai. Todėl, kad mes dirbam su tokia labai subtilia būtybė, ne su žemišku planu, ne su materialiu. O dėl tos prahotkės, tai supratau, kad labai dirgino tai, kad visi skirtingai ėjo, ar ne? Žodžiu, ant karminės, kai buvom, o šiaip kitų metų nedirgino. Šiaip angelo centrinė čakra yra 5, žmogaus 4, angelo 5, tai jo pagrindinė čakra. Ir aišku, bet su laiku, irgi laikas priklauso nuo 5 čakros, tai įdomu, tiesiog stebėkim. Aišku, čia mes galim sakyti, kad nelabai esame darnus, kartais ego neleidžia eiti vienodai, kartais, jeigu žmogus daro 1 kartą ar ten 2, jam nedrąsu, kažkaip gėda čia daryti kaip visi, bet kadangi iki tos čakros viskas buvo gerai, tai negalim sakyti, kad problema yra čia. Mes gal per mažai dirbam su šituo ir aišku, kaip per jo temę, kur yra griežtai išmuštravoti, kai ten eina viena koja, turėtum mokytis iš savo mokytojo, kuris yra šalia. Nes tu turi eiti paskui jį, tu neturi daryti klaidos, daryti taip, kaip jis daro. Bet jeigu tu matai, kad centrinis, pagrindinis žmogus eina kitaip, tada, bet aišku, tas žmogus, kuris pamėgdžioja savo mokytojo klaidą, ant jo kaltės nekrenta, nes laužo sistemą tas žmogus, kuris yra priekyje. Taip, tas, kuris daro klaidą, tas ir daro. Aišku, pas mus jo temė tai griežtai mokė, nesvarbu, jeigu žmogus prieš tave daro klaidą, tai tu daryk irgi tą pačią klaidą, kad būtų. Tai buvo vienas kartas, kai irgi buvo tokia sudėtinga ta jantra ir reikėdavo ten prasilenkti. Ir žodžiu, kaip ir jeigu aš pradėjau sąmoningai daryti klaidą, nes jeigu aš būčiau dariusi teisingai, tada nebūtų prasilenkimo. Žodžiu, aš kažkaip tai dabar neatsimenu, bet lyg tai 2 žmonės praleisdavau prieš save ir tik tada eidavau. Ir tada darna atsirado ir jantra pasistatė. O jeigu aš būčiau irgi klaikinėjusi, kaip niekas neapsijėmė tos klaidos daryti, nes visi išmokyti, kad taip kaip reikia ir visą laiką ir mokytojas ten davė subinę spardę ten visiems, ten 2, tai iš esmės, tas darnos pojūtis turi būti labai gilus, kad suvoktum, kad taisyklės yra žemiau negu sąmoningumas, negu protas ir dažnai būna gyvenime, kad taisyklės ir darna prieštarauja ir jeigu mes elgiamės pagal darną, taisyklės paskui pasikeičia, jas galima pakeisti. Tai dėl vardan bendros darnos kaip ir reikėtų išlaikyti, žiūrėti kaip į tą pagrindinį vedantį, kaip jisai veda. Bet jeigu tai darysite ir jo temę, tai atsiminkit, kad galit gauti užpakalį. Viskas buvo gerai, bendram variante viskas buvo gerai. Buvo, įsijungė žmogiškas protas, kaip reikia elgtis. Angelas, jisai jaučia tą bendrą darną, jaučia Dievo žodį iš karto ir jis nemąsto, jis elgiasi visada teisingai. O žmogus iš karto patekęs į angelo kūną, iš karto pradeda mąstyti, nes žmogaus prigimtis yra svarstyti pliusai, minusai, kaip čia elgtis, ką čia daryti, kas yra teisinga. Tai tą teisingumo pojūtį
Galima ugdyti, vadinasi. Gerai, tai o šiandien mes valysim karmą. Tai va, tai dabar dėl karmos, tai kas nori pirmas, tuo išvalau karmą. Gintarė nori? Iš tikrųjų, tai labai man labai įdomiai atrodo, kai būna žmonės ateina, ten sako, aš buvau, man karmą išvalė. Taip juokingai skamba. Jo, iš tikrųjų, tai jeigu paversti karmą lietuviškai pavadinti, ką reiškia karma indiškai, tai yra veiksmas. Tai vat kažkas paėmė ir išvalė mano veiksmą, mano veiksmus. Kaip tai gali būti? Tai tiesiog yra neįmanoma, kaip negali už kitą pavalgyti, tai negali ir už kitą karmos išvalyti. Tai kadangi mes jau aiškinomės apie tuos veiksmus ir atoveiksmus, tai dar vienas dalykas mūsų, kai mes subtilėjom, mes pereinam vis į subtilesnius sluoksnius ir tie sluoksniai tai nėra erdvė kažkur, tai yra tik tai mūsų savybės, mūsų kuo mes gyvenam, kokie mes patys esam. Ir kai mes pereinam į visi kitą sluoksnį, mes perėję iš karto pasaulį matom visiškai kitaip. Tiesiog paprastas pavyzdys, ten čia buvo šitasgi maisto bankas rinko ten. Ir, žodžiu, einu į parduotuvę, ten, žodžiu, berniukas duoda tą lapelį, prašom čia ką nors. Ir paskui jau aš ten išeinant, žodžiu, jisai ten, žodžiu, atsisveikina ir sako sudie. Ir iš karto galvoju, kas mane pačioj pradžioj užkabino, toks kitoks žmogus, visai toksai, žinot, kaip tie krikščionis, asketai, peržiūrės, visas toks, apskritai ne tik tai krikščionis, bet kurie pavyzdžiui, tas Jonuškis, neseniai mačiau nuotrauką, matėt, kaip skeletas. Toks, visiškai susitraukęs kaip skeletas. Apskritai, žmonės, kurie jau pradeda totaliai eiti dvasingumo keliu, jie ten pradeda trauktis, pradeda tiesiog tas fizinis planas mažėti, būti mažiau išreikštas ir tas sudie jau iš karto matosi, kad tai yra krikščionis, kuris labai griežtai, fanatiškai laikosi ten turbūt šito viso mokymo ir jis pasaulį mato per tai. Kiekvienas ten Erjotemo koks mokinys jau pasaulį mato dar kitaip. Kiekvienam sluoksnėje mes vis kitaip matom, bet nėra taip, kad mes iš karto iš vieno sluoksnio užlipam į kitą. Galima tai pavaizduoti kaip laikrodį. kad yra valandos ir sekundės, taip, minutės, taip, viena rodiklė rodo minutės, kita valandas. Tai kol įvyksta sekanti valanda, yra 60 minučių turi praeiti, bet kiekviena minutė yra vis žingsnelis aukščiau. Ir kiekvienam sluoksnėje mes taip ir einam, mažiukai žingsneliais vis palipam ir kai žmonės klausinėja, kada čia baigsis, kada čia tiek visokių rūpesčių, ten visokių išbandymų ir kada tai baigsis. Tai dažniausiai tokie klausimai prasideda tada, kai mes jau viena minutė eina į pabaigą, vienas žingsnis jau tuoj bus padarytas. Ir prieš kiekvieno žingsnio pabaigą, prieš naujo žingsnio pradžią yra tas toks, apsivalymo laikotarpis. Ir, kaip žinom, pats šalčiausias ir tamsiausias laikas yra prieš aušrą, taip ir pats sunkiausias metas yra prieš tai, kai mes palipsim jau ant naujo laiptelio, jau beveik užlipau, bet dar kelios sekundės liko ir tas laikas yra toks pats sudėtingiausias. Tai dabar daug kas irgi išgyvena tokį periodą ir
bet tas apsivalymas. Kam reikalingas tas apsivalymas? Iš tikrųjų pasauliui to nereikia, bet mes su kiekvienu žingsniu pereinam vis į kitą pasaulio suvokimą. Ir čia susiję su karma. Jeigu mes, iš tikrųjų čia jau nebėra žmonių šitoj salėje tokių, kurie sąmoningai, specialiai darytų blogus darbus. Nėra tokių. Taip? Mes jau sąmoningai, specialiai stengiamės daryti gerus darbus. Taip? Bet yra sluoksnis žemas, kur yra žmonės, kurie sąmoningai daro blogus darbus, kad jiems būtų geriau. Mūsų sluoksnyje mes esame aukščiau, mes jau šito nebedarom, bet pas mus jau ir yra kiti reikalavimai negu tam žemesniam sluoksnyje. Mes skiriame savo būtim, savo savybėmis ir tie žmonės, kurie yra žemiau, kurie sąmoningai daro blogį, jie gyvena pagal savo karmą, pagal savo, kaip jie supranta. Pavyzdžiui, gyvūnai, jie irgi turi karmą. Bet gyvūnui, pavyzdžiui, yra leistina žudyti. Ten, jeigu tigras kažką sudraskė, niekas nesako, bloga karma, tu pamatysi, tau atsilieps. Todėl, kad tavo šuo jau yra aukštesnė būtybė negu tigras. Taip. Bet kiekviena būtybė savo sluoksnyje turi tai, kas leistina ir tai, kas neleistina. Jeigu tigras sudraskytų žmogų, tai tada jau jam tikrai gyvybę irgi atimtų, irgi nužudytų, todėl kad žmogaus liesti nei vienai būtybei nėra leidžiama. O mūsų sluoksnyje taip pas mus yra antiek subtilus reikalavimai, kad jau dabar, jeigu jūs padarot kažką neleistino, kas mums atrodo labai, labai aišku, jeigu pamelavau ten, taip, iš karto jau sąžinė griaužia, jeigu ten kažką pavogiau, ten nuviliojau kokią ten vyrą ar žmoną, ten kažką tokio padariau, iš karto suvokiu, kad tai yra negeras dalykas. Žemesniam sluoksnėje, kurie gyvena, to nesuvokia ir jiems tai yra beveik leistina. Ir jie tame katile verda ir dėl to karminis apsivalymas yra labai skirtingas sluoksniuose, bet tas apsivalymas yra būtinas. Mūsų apsivalymas yra labai subtilus, todėl mes ir išgyvenam labai subtilius įvykius, ten kažkokius subtilias būsenas, nemalonės, kūniškus kažkokius tai ligas, ten kas vemia, kas dar kažką daro. Tiesiog ir nesuprasi, nerasi priežasties, atrodo, nesupranti, kodėl ten taip yra. Bet tai yra tiesiog toks apsivalymas ir kaip krikščionybėje. Apsivalymas tai yra, kai eina žmogus iš pažinties, jisai pirmiausia, čia primityvus toks karmos valymo būdas, bet principas tai yra tas pats, ką ir mes darysim. Tai žemesnėme sluoksnėje gyvenantys žmonės, kuriems sąmoningai yra leidžiama daryti blogį, akis už akį, dantis už dantį, ar ne? Ten gyvena pagal tokį principą. Sąmoningai jie gali tai daryti, bet sąmoningai karmos valyti jie nelabai gali, todėl krikščionybėje yra tas jiem tinkamas modelis, kai tu ateini iš pažinties. Pirmiausia, tu papasakoji, ką tu padarei. Tai yra tolygų pripažinimui, kad žmogus prisipažįsta, kad aš padariau tą blogai. Bet tarpininko, tam nereikia. Iš tikrųjų, pats tikrasis teisėjas tai yra mano vidinis aš. Bet
pirmadienį kalbėsim apie didįjį ir mažąjį aš, tai va tas didysis aš, jis ir yra kaltintojas. Tik vidinė, va ta sąžinė, vidinis tas kaltintojas, jisai ir lemia, va, kas yra bloga, ką tu padarai, kas yra gera. Tai va, tai pirmiausia, mums reikia viduje pripažinti, kad va, toks veiksmas buvo neharmoningas. Ir mūsų sluoksnėje labai sudėtinga pagauti nuodėmes, nes sąmoningai mes kaip ir nebenusikalstam, mes nusikalstam nesąmoningai. Kai ateina kažkokia mintis tiesiog negatyvi, kai ateina kažkoks tai toks nesąmoningas smerkimas ten, ar kažkoks tai tiesiog minčių sluoksnėje, gal ir veiksmų sluoksnėje, kažkoks tai turėjau galimybę padaryti gerą darbą, bet nepadariau. Galėjau, pavyzdžiui, ten paaukoti kažkokią ten eurą kokiam benamiui, bet neturėjau po ranką, tingėjau ieškoti ir nepaaukojau. Ir jau sąžinė viduje jau sakys, tu supranti, kad tu negerai padarai. Ir tai jau yra mums kaip ir nuodėmė. Tai mūsų tas aš, jisai reguliuoja, kas bloga, kas gera. Tai pirmiausia, reikia pripažinti, rasti, kas yra negero padaryta. Toliau, ką daro kunigas, jisai duoda, prašo gailėtis. Už atgailą, žodžiu, reikia tam sukalbėti kažkokius poterius ir jeigu įmanoma, kaltę atitaisyti. Tai jeigu kažkam kažką pavogiai, tai gražinti ir panašiai. Tai čia jau tas valymo procesas. Tai mūsų subtiliam sluoksnėje, bet aišku, suvokiam, kad karmos valymas veikia tik tada, jeigu mes iš tikrųjų gailimės. Tai atgaila, jinai yra labai svarbi. Jeigu tam žemesniam sluoksnėje žmogus neatgailauja, tai reiškia, kad jis vėl tą padarys, be jokių problemų, jeigu jis nesigaili. Tai mūsų sluoksnėje jau, jeigu aš pripažįstu, kad padariau kažkokį negerą veiksmą arba galėjau padaryti gerą, bet nepadariau gero, turi žmogus sužadinti viduje tikrą atgailą, tikrą gailestį dėl to, kad kodėl aš šitaip, kodėl, kaip aš norėčiau daugiau taip nepasielgti, kaip aš norėčiau ištaisyti, kitą kartą pasielgti kitaip, tiesiog sužadinti gailestį dėl šito. Ir jeigu atsiranda emocija, gailestis, atsiranda emocija, iš karto kitą kartą, kai bus tokia pat situacija, jau žmogus, ta emocija vėl sugrįž ir žmogus padarys kitokį veiksmą. Ir aišku, atgaila, kur ten reikia pasimelsti ar ištaisyti, žinoma, mūsų sluoksnėje irgi mes galime subtiliau tą atgailą atlikti. Nebūtina yra melstis, nebūtina, čia tiesiog bažnyčioje turi Dievas atleisti, todėl tu turi melstis ir Dievas tau atleidžia. O mes suvokiam, kad mūsų Dievas ir yra tas mūsų aukštesnysis aš ir atleisti turi būtent jis. Tai karma iš gyvenimo į gyvenimą mes nešamės tol, kol kažkokie ketinimai, kažkokie blogi veiksmai ten nėra atleisti mūsų pačių. Jeigu mes savo neatleidžiam, karma negali būti išvalyta niekaip. Tai aš tiksliai nežinau, kaip dirba tie karmų valytojai, bet jeigu jie sugeba sužadinti žmoguje tą atgailą, jeigu sugeba žmogui viduje panaikinti, ištrinti įrašą iš viso apie kažkokį tai
įrašas sąmonėje ar pasąmonėje apie tą blogą kažkokį veiksmą, tai tada galim sakyti, kad karma yra išvalyta. Mes pabandysim valyti ugnimi ir atiduoti tiesiog tą ugniai kažkokį tai blogą pojūtį. Ar, net nežinau kaip pasakyti, jeigu kažką jūs jaučiatės nusikaltę kažkur, o pajausit, kur esat nusikaltę, tai pirmiausia reikėtų tikrai sužadinti savyje gailestį, kad aš savo elgesiu neprisidėjau prie pasaulio harmonijos. Jau čia mums nebereikia galvoti apie tokį elgesį, kad aš sugadinau pasaulio harmoniją, kad sugrioviau ją, jau čia griovėjų nebėra, bet tiesiog sužadinti tokį gailestį, kad aš neprisidėjau, galėjau padaryti kažką harmoningo, bet nepadariau. Ir sekantis žingsnis turėtų būti, mes vizualizuosim ugnį ir reikėtų tiesiog ugnis, kadangi viską sudegina iki pelenų ir išvalo viską, tiesiog atiduoti tą blogą poelgį, kaip mes suvokiam, sudegimui, tiesiog jį sudeginti. Lyg jo nebūtų buvę. Nes jeigu aš jausiu, kad aš vis dar esu padaręs, tai karma nebus išbaigta. Jeigu aš jaučiuosi, kad aš padariau kažką blogo, nesvarbu, kiek poterių aš sukalbėjau ten, ar kiek aš atgailavau, bet jeigu yra manyje, kad aš padariau blogą, aš savo neatleidau, tai tas pats, kas krikščionybėje, Dievas tau neatleido. Tai tas didysis aš turi atleisti savo pirmiausia. Man tam mažam padarui, tas didysis aš. Aišku, yra kitas dalykas, jeigu jau nuskriaudėjai kažką realiai, kitą žmogų, tai kitas žmogus irgi turi atleisti, nes jeigu jis tau neatleis, tai iš tavo pusės karma bus baigta, iš jo bus nebaigta ir jūs vis tiek susitiksit ir vėl kils konfliktas. Tai tiesiog mes paimsim vien tik tai iš savo pusės, pabandysim apvalyti save, kiek pajėgsim, kiek spėsim. Tai tada siūlyčiau patogiai įsitaisyti, kad būtų patogu sėdėti. Galit sėdėti bet kokioj pozoje. Mes paleisim Gayatri mantrą, kuri yra apskritai savo prigimtim valanti. Stipriai valo ir erdvę, ir karmą taip pat. Tai pabandykim užmerkti akis, nuraminti save, atsipalaiduoti, palengva klausantis mantros nugrimsti į meditacinę būseną, tai yra į tokią pakeistą sąmonės būseną, nurimti, nuraminti savo kvėpavimą ir skambant mantrai galit net jausti, kaip jos garsai driekiasi mūsų ratelėje, driekiasi aplink kiekvieną žmogų ir kaip jinai savo prigimtimu ugninė irgi, nes Gayatri tai Dievo kūrėjo žmonos mantra, tai o kūrė ugnis, tai jinai irgi jau valo, iš karto pradeda valymo procesą, aišku, garsas pradžioje valo tik tai erdvę. Ir kadangi šitą mantrą Indijoje, jinai garantuoja nušvitimą, mokšą, tai yra, kai
žmogus nuolat klausosi, kartoja šitą mantrą, jis gali išsivaduoti iš gyvenimo ir mirties rato. Tai yra labai stipri mantra, kuri labai stipriai valo. Ką reiškia valo? Tiesiog grynina žmogų, kad jis pereitų vis į aukštesnius sluoksnius. Jisai darosi vis subtilesnis, kol galų gale jis pasiekia tokį subtilų sluoksnį, kad jam tiesiog fizinio kūno nebereikia gimti. Taigi, įsileiskit šitą mantrą į savo vidų ir aplink kūną ir į savo dvasią. Ir pabandykite ramia tokia dvasia, ramiu protu pagauti vieną vienintelį kažkokį tai poelgį ar mintį, kas buvo neharmoninga, ką jūs laikote, kad tai buvo klaida, kad tai buvo nuodėmė, kaltė. Galbūt jūs pagausit ir iš žemesnio sluoksnio kažkokią karmą nebaigtą, kažkokį tai veiksmą, kur jūs sąmoningai, ar nesąmoningai, bet padarėte pasaulį neharmoningą. Vieną kažkokį pasirinkit. Tiesiog patį pirmą, kas atėjo į galvą. Ir pabandykit pajausti savyje tokį gailestį, sužadinti savyje, kad jūs galėjote šito išvengti, kad galėjote pasielgti kaip tyra būtybė, kaip aukštesnio lygmens būtybė, bet jūs pasilikote tame žemame lygmenyje, o gal net nukritote dar į žemesnį sluoksnį šituo poelgiu. Tiesiog gailesti, kad turėjote šansą, bet praleidote jį. Pajauskit gailestį. Ir įsivaizduokite šitą poelgį, ar kas tai bebūtų, įsivaizduokite jį kaip popieriaus lapą ir įsivaizduokite, kad jūs padedat jį ratelio vidury, kur dega nedidelė liepsna ir matote, kaip užsiliepsnoja šitas popierius ir visiškai paleidžiate tą įvykį, visiškai sudeginat jį. Pajauskit, kaip sudega ta energija, taip lyg jo visiškai nebūtų buvę. Jūs netgi galit pajausti kažkur savo kūne netgi tokį deginantį jausmą, kad kažkur kažkas išdega. Nes tai yra energija, kurią jūs nešiojate su savimi. Ir ta energija gali būti prijungta kažkur prie kažkurios kūno zonos. Ir leiskite ten irgi tą energijai išdegti iki pat pabaigos, kol ta energija sudegs visa.
Ir toliau darbas bus analogiškas. Kiekvienas dirbsite savarankiškai, svarbu neužmigti. Pagaunate vėl, kiek bus kokia 10 minučių, kiek spėsite tiek, bet stengiamės pagauti, kad ir menkiausia, kažkokia mintis atėjo iš praeities, ką jūs kažką tokio padarėt, ten galėjot su vaiku pabūt, bet nepabuvot, galėjot ten, tiesiog menkiausias kažkoks tai skausmas širdies, kažkoks tai, kas jūs nuvylė prieš jūsų asmeninį dievą. Pagavot, iš karto pajauskit tokį gailestį ir tada tą veiksmą sudeginat. Jau tas laužas gali būti didžiulis ten centre. Ir vis sudeginat, bet jaučiat, kad visiškai sudeginat ir jums dėl to širdies nebeskauda. Bet šitas konkretus veiksmas sudegė ir jūs žinot, kad kitą kartą, kai bus panaši situacija, jūs pasielgsit kitaip. Labai gerai. Dar kas dega, sudeginkit ir toje liepsnoje pamatykite savo vidinį aš, tą didįjį aš, kuris yra tapatus Dievui, kuris ir yra mūsų asmeninis Dievas, kuris yra jūs tik ateityje po visiško apsivalymo kelio, kai susiliesite su juo ir tapsite juo. Pamatykite liepsnoje jo kūną, jo energiją ir pabandykite prašyti, kad jūsų vidinis aš atleistų visiems, kurie kažkada jūs nuskriaudė, nes atleidimas visada turi būti abipusis. Tai vėlgi klausydamiesi mantros galite jausti, kaip mantros energija iš jūsų į tą vidinę centre esančią liepsną nuneša visas nuoskaudas, kurias jūs pats kažkam išgyvenote, kažkas jūs įskaudino, visišką atleidimą pajauskit, kad jūs atleidžiate visiems. Ar prisimenat, ar neprisimenat, atleidžiate ir savo už tuos veiksmus, kurių net neužfiksavot, kurių net neatsimenat, kurių iš tiesų labai daug tokių karminių nešvaros dulkių. Tai ne kažkokie dideli įvykiai, bet kai daug dulkių, tai teršia. Tai visas nuoskaudas tiesiog atiduokite tai ugniai, tegul sudegina, pajauskit, kaip širdis nuo to darosi lengvesnė. Su kiekvienu iškvėpimu jauskit, kad visos karminės dulkės lekia į liepsną ir ten sudega.
Visiems atleiskit. Ir gyvoms, ir negyvoms būtybėms, ir matomoms, ir nematomoms. Pajauskit, kaip darotės vis tyresnės ir tyresnės. Kaip tyra energija užplūsta ir jūsų vidinį pasaulį, ir išorinį pasaulį. Kai pajausite, kad šiam kartui kiek galėjote, tiek išvalėte save, galėsite sudėti rankas į namastė, padėkoti savo dievybei, savo aukštesniajam aš, pasijausti harmoningiams, pajausti harmoniją aplink save ir savo viduje. Ir kai norėsis, tada tiesiog galima išeiti iš šitos būsenos, giliai įkvepiant ir atsimerkiant. Bet jeigu dar norisi pabūti, galima dar pabūti pagal savo pojūčius, kaip jūs norėsit. True.